Du senukai kompai susitiko. Senoviniai. Mes biškį pajudėti išvažiavom penktadienį. Kažkokie keisti dalykai. Ir vėl kažką ruošės. Tenai. Kažkaip praleidom tą faktą, kad čia net ir muziejus yra. O, gaidys didelis. Gaidys. Mes dar kartą skate parke. Skate parke. Kabučių sistemoje. Bet danga tai čia tiesiog iš tikrųjų geresnės niekur nemačiau. Tai tas žiauriai pliusas. Vaizdo geresnės. Kas toks? Kur jis yra? Kur jis yra? Nu nebijok. Oi, tu pamatytum jį. Strankasi liustra. Tai yra namas. Įjungiau angliškus subtitrus. Žymiai didesnis namas. Tokias nesąmonės rašo. Nes. Nauja mada arba keistas fenomenas. Kas per nesąmonė? Nauja mada arba keistas fenomenas. Jo, Lawn and Stops. Ir va, kiek dar video laukia. Ir čia dar žodžiu. Nu, tęsim darbą su iliustracija iš tokio. Naudojam lapus senus. Čia kaip kitokią techniką reikės padaryti. Taip, pjaut popierių, kirpt popierių, paskui fotkinti. Kruopštus darbas. Bet įdomu. Blemba, ko ne visą dieną jau čia prie visokių nesąmoningų darbų ir sąmoningų, bet nesąmoningi darbai netgi tampa nesąmoningais, kai jų per daug. Kaip ir čia daug maža iliustracija, pusė iliustracijos su skirtingais aukštais. Tai sunkiai atsibodo, noriu ką nors kitą veikti. Nu, šiandien aplankysim kitą bažnyčią. Iš vidaus tai tikrai tokia moderni ir ganėtinai faina, jauki. Taip atrodo bažnyčia. Ten langai šviečia, moderni. Čia irgi faina. Jėga iš tikrųjų žiauriai graži. Tokia, kokie įsivaizduoji, kurią norėčiau visą laiką eiti. Moderni, nepompatiška, nespindinti auksu, kaip senosios. Bei šitas ožys.
nerealus. Čia irgi kūryba geras. Bet kaip tokie dalykai praslysta ir tipo jos galim rodyti viešumoj, tai aš nepagaunu. Nežinau. Žinot, kas čia? Taip, ir aš žinau. Visiškai sugriuvęs. Čia jau buvo, bet truputėlį. Šitas irgi geras. Kažkas čia vėl vyksta. Nežinau tiksliai kas, bet kažkokia mugė. Ten yra lemputės, kurios jau dabar dega, bet naktį tai čia turėtų išvis nerealiai atrodyti. Wow, arkliai. Geras. Kietai. Yes, ir šį sekmadienį sendaikčiai. Čia kažką rimto filmuos. Žiauriai man patinka sendaikčiai, nežinau kodėl. Turiu gitarą kietą. Beveik valandą rinkau tokios mažus ženkliukus kaip suvenyrus visiems. Nu, jo, sakykim visiems. Eik savo kojas nutirpų daug kartų. Užtrukau gal valandą, nes kiekvienam pagal jo kaip ir charakterį rinkau. Tai čia skirtingiem žmonėm. Arba pagal pomėgius irgi. Jo, ypač šitas pagal pomėgius. Ačiū iliustratoriau. Ačiū. Gerai, kad dažnai saugau. Ir aišku, reikia daugiau šiek tiek darbo, tai bandau jaunimo dienų logotipą sukurti. Jau kurį laiką. Va, taip visas atrodo, aišku, dar šiek tiek koreguoti reiks. Bet jau kažkas tokio. Ir šiaip Jimą Carrey žiūriu, labai verta pasigilinti į įdomią asmenybę. Dar Tomas Šeidyje, kas irgi. Daug su Jimu Carrey dirbęs, režisierius filmų. Žiauriai kietė abu. Žiauriai. Kažkur tobulėja, manau. Taip, tas kairiai. Senas, aišku. Nu, šiandien darbas tęsis. Vakar kelis failus praradau, nes programa užlūžo neįsisaugojus. Tai va, bandom kažką. Va, šiandien pirmadienis, visą dieną praėjo šitiem reikalam. Čia toks kaip ir pagrindinis, sakyčiau, jeigu viskas gerai. Tada šitas yra. Šitas yra. Šitas yra. Tas yra. Šitas yra. Ir dar visai kitokių. Šitas visai man praeina. Čia vien iš raidžių. Nežinau. Va, kaip sprendimai vyksta, kai neturi lempos. Nes taip tai žiauru. Yra čia lempa viena, bet jinai nebeveikia. Aišku, dar ir silpna buvo. Tai gerai, kad telefonas yra. O iliustracija, kurią fotkinsim. Fokusuok, žmogau. Tai va, nu žodžiu. Tai va. Šiaip labai jėga atrodo, nu dabar kaip ir normaliai viskas, paprastai. Bet kadangi galim žaisti su šešėliais, tai
Žiauriai gražių vaizdų galim išgauti. Vaikų knyga iliustracija čia ta pati, bet šitaip va. Žiauriai gerų dalykų. Tikiuosi, kad patiks, nes sudėtinga.